sako, nebūk auka, nesikapstyk po praeitį, paleisk skausmą ir visą kitą. Bet žinai, ką žmonės daro, aš ką visą laiką dariau, ką mes darome. Mes klausomės dainų, kurios vien tik apie tai yra. Kaip nemylėjo manęs, kaip aš gailiuosi, kaip aš ilgiuosi, kaip skauda, I fall apart, ne, aš sugriūnu. Aš visą tavęs laukiau ir taip toliau. Aš tavęs vis laukiau, tu žinai. Koks nors. Ir žodžiu, kas gaunasi, mes tą skausmą, kurį mes turime visi. Mes jį tik tai dainose surandame. Tenai dėl to ramybė tokia atsiranda. Per tas dainas, per tas muzikas, per tas žodžius. Jeigu pažiūrėsi top 40 turbūt Lietuvos muzikos, paskaitysi tikrai žaidžiu tekstus, suprasi, koks žmonių skausmas, bet mes niekada to neišsprendžiame, nes mes tik paklausome, pajaučiame tą, pabūname su tuo ir vėl grįžtame, vėl šarvai, vėl grįžtame ir viskas dingsta. Yra labai faina vieta tokiam X-Men Origin filme, kur tam, kuris metalą valdo, X-Menai, ne, mutantai, kur metalą valdo. Sako, pasuk šitą lėkštę. Satelito didžiulė lėkštė. Jisai bando, taip pabando. Nieko neišeina. Sako, negaliu. Tas, kuris skaito arba valdo protą, sako, galiu aš biškutį. Ir jisai pasiekė, kur net tai va ašarą nubėgo, jis nusišluosto, kur pasiekė pačias gražiausius momentus, ten, kur mama jo su mama buvo prie žvakių, ten per karą ir taip toliau. Ten, kur toksai šventas jam sacred moment, kaip sakom angliškai. Ir jisai pradeda verkti. Sako, kas yra? Sako, ką tu čia man padarei? Sako, aš pasiekiau tą akimirką, kai buvo, kur buvo gražiausia. Tai sako, aš net nežinau, kad aš tokias turiu. Sako, pas tave yra daug daugiau negu vien tik skausmas ar neapykanta ar tas rage. Ir kai sako, apjungi tas visas dalis ir būni tu, tada bet kokią galią turėsi, kurios net neįmanoma išmatuoti. Ir būtent tada vėl jisai tai padaro ir realiai ašaros bėga ir pasuka. Ir tai iš tikrųjų bus didžioji galia. Dėl to mes esame maži. Maži dėl to, kad mes negalime tų dalių, neleidžiame savo dalių pasiekti. Ir mes dėl to tik išgyvename, negyvename. Dėl to ir kviečiu, žinai, jeigu nori kitaip gyventi, jeigu nori tikrai pajausti tiek santykiuose, tiek versle, tiek savęs buvime, nes iš to ateina būtent kokia yra mano žinutė, kam aš noriu padėti, ką aš galiu padėti, ką aš sugebu padėti, ką aš žinau tikrai, ką aš galiu padėti. Ir tada kaip aš tą, visa kita tai yra tik detalės, marketingas, pardavimai, visi online dalykai, yra tik tai kaip mes tą žinutę išsigrynintą dalyką, kad tikėjimą mūsų tiesą perteiksim, pritrauksim, padėsim ir padarysim, kad už ją gautume pinigų. Čia yra marketingas, čia yra pardavimai. Ko? Pardavimai tiesos, kas yra, kas tu iš tikrųjų esi. Dėl to pasimetimas vis tas yra dėl to, kad per tą apsisaugojimą mes neieškome, kas mums padėtų, mes ieškome, kas mus apsaugotų ir dėl to, o kas mus labiausiai apsaugotų, jeigu aš čia darysiu, ar čia apsisaugosiu, čia neapsisaugosiu, dėl to ir yra tas nematymas ir tas rūkas, pasimetimas, nėra aiškumo. Ir nėra tavęs.